C'est spécial. Tiesiog labas vakaras, patys mylimiausi studentai naujojo 3 amžiaus tau, sveikos mitybos ir buities fakulteto. Atrodo, tik vakar buvo pristatymas 24 metų kalendoriaus. Prisimenu? Ir štai 25-ieji ant musės. Mums reikia, kaip studentams, planuotis mokslus ir darbus. Tai kalendorius yra pats geriausias dalykas. Ir jo autorius yra šalia mūsų. Ekscelencija, vyskupas Eugenijus, išleido, galiu sakyti, kad truputėlį kitokios tematikos, kitokį kalendorių. Koks jis? Paklauskime. Sakyčiau, labai nuotaikinga šiais metais. Kadangi popiežius Pranciškus atkreipė dėmesį į kūriniją ir į kūrėją, kuris padovanoja visam pasauliui nuostabią gamtą, nuostabią kūriniją. Jeigu pažvelgsim į kalnus, pažvelgsime į jūras, į gelmes, matysime, kiek daug nuostabių dalykų pasaulyje yra. Ir mes turime suprasti, kad tai yra kūrėjo dovana mums. Viskas padaryta iš meilės mums. Ir keliaudami po kalnus šiais metais sutikome kalnuose rūpintojėlį. Niekad nemačiau kalnuose rūpintojėlį. Paprastai kalnuose būna ežeriuose arba viršūnėse kryžiai. O šiais metais žiūrim, einam ir radom marmuro rūpintojėlį. Tai va, tai toks stebuklas, su kuriuo norėjau pasidalinti su visais. O vieta tai yra mąstantis Kristus ten pavadinta, Pasijo Role vietovė Italijoje. Tai va. Čia gal Bruštelė? Ne. Ar čia yra žmogučių? Ko gero kažkoks raudonas žmogutis. Vienas, du. Ar ne? Jo, vienas kalniau, kitas ir paskutinio. Kur geras akis. O aš tai nemačiau, kad čia. Čia stebuklas įvyko. Jau nebuvo, kai jūs fotografavo. Šiandien atsirado. Renata nupiešė čia. Tai va, kiekvieną ateinančių metų mėnesį vis susitinkame su nauju vaizdu, kuris lydės mus ateinančiais metais. Ir mintys yra visos paimtos iš Švento rašto ir pritaikytos tam vaizdui. Ir kaip žinote, kiekvieną dieną yra katalikiški vardai ir kartu galime ką nors pasirašyti, kad nepamirštume, kokie nors įvykiai laukia mūsų ar darbai. Tai sausio mėnesį kryžius ir snieguotos viršukalnės. O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs, sako Kristus. Tai mintis iš Švento rašto ir visos mintis tik iš Švento rašto šiais metais. Vasario mėnesį susitinkame nepaprastai siaurame tilte, kaip dabar vadintume beždžionių tiltas, judamas tiltas, ant lynų pritvirtintas per sraunią kalnų upę. Tai aišku, ne taip jūs matuojate, aukštas, sraunių upė po kojom ir užrašas, koks siauras kelias į gyvenimą, tik nedaugelis jį atranda. Iš tiesų, platus kelias į pražūtį, o siauras kelias veda į amžiną gyvenimą gyvybę.
kovo mėnuo. Tai gavėnios laikotarpis ateinančiais metais ir čia matome tokie paprastai gražus mūsų draugai. Čia jie kitaip vadinasi, jie yra iš Švedijos atkeliavę, tai yra mėsiniai galvijai, jie turi savotišką tokį pavadinimą. Na, jie labai ramus yra, nieko nekliudo, bet aišku, geriau nekliudyti. Jeigu toks užkliudytų, Tai va, ko gero, dantus netoli būtų. Kai pasninkaujate, nebūkite paniurę kaip veidmainiai. Nu, jie visada pasninkuoja, jie mėsos gi niekada nevalgo. Taip. Ir kokie buvo. Taip, aš. Plaukai kokie gražūs. Šukuosinas. Kam kas aktualu? Balandžio mėnuo. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Ar čia viskas Italijoje fotografuota? Taip, viskas valgės. Kai kas vada Dolomituose, čia šitas vaizdas Dolomitus. Didingi ir nuostabūs tavo darbai viešpatie visagali Dieve. Tai gegužės mėnuo, kur nuostabaus grožio kalnai atsiveria mums prieš akis. Vienais metais buvom šitoje vietoje, tai buvo labai debesuotas oras ir nieko negalėjau nufotografuoti gražos. O šiais metais, dažnai taip atsivėrė viskas. Tada tikrai ėjau ir galvoju, kiek tas debesis prasisklaidyti, tas dulkas. Čia vėlgi mano klausimas, gal jūs čia keliaujate? Tos pačius keliaujančius. Irgi. Taip, vienas ir du. Su kuprinėm. Mes daugiai sakys, tiek. Šis tai gerai. Čia kur čia pradėjo. Jeigu pats ekscelencija fotografavo, tai jis negali būti. Ko gero. Negali. Birželio mėnuo. Mylimieji, mylėkite vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Starai. Tai jie man tiesiog pozavo. Aš su teleobjektyvu iš toli filmavau, fotografavau juos, o jie ten šoko, jie ten sotis. Tai žinojate, kad tavo Turbūt pozavo specialiai. Turbūt, kas pranešė, kad garbus svečias atvažiavo, reikia pabendravoti. Ko gero. Liepos mėnuo. Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk piktą gerumu. Matot, vienas išsižiojęs kanda, o kitas labai nuolankus. Gal nekanda, gal laižo. Ne, o gal laižo? Nežinau. Reikia paklausti. Rakytės tokios gražios, nepiktos. Tai mama jautų, kad išramina. Rugpjūčio mėnuo. Jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs, te pasiima savo kryžių ir teseka manimi. Labai sužavėjo šitas kryžius, kadangi papuoštas elnio ragais, tai nieko nebuvau matęs tokių dalykų. Tai sakau, reikia pasidaryti su žmonėm. Bet savo kryžius yra labai sunkus, o palikti jau niekur negalėjo. Pats lengviausias, kurį davė Dievas, taip. Nu, kad nesakyčiau. Juk žinot, taip ir pasakojama, kad leido viešpas pasirinkti. Ir vis tiek žmogus rinkosi, vis tiek pasirinko tą, kuris jam skirtas. Nu, tai žmogus tas, gimęs žmogus tas pirmapradis, o pasirinko tokį sunkų. Kryžius vis dėlto. Sunku.
Rugsėjo mėnuo. Keliu akis į kalnus, iš kur ateis man pagalba. Pagalba man ateina iš Viešpaties, kuris padarė dangų ir žemę. Nuostabu. Nieko nėra gražiau už kalnus. Tik kalnus. Spalio mėnuo. Skubėk mano mylimasis, būk panašus į gazelę ar jauną briedį kvapniuose kalnuose. Bėgant, stebinės. Lapkritis. Kas gali kopti Viešpaties kalną? Kas gali įeiti į jo šventą buveinę? Tas, kurio rankos nekaltos ir širdis yra. Tai va, iš tiesų, taip sužygiuoti tie kalnai, neįsivaizduojami. O jūs buvote kokių metų? Mes buvom po Kryžių kalno atlaidų. Tai Liepos mėnesio paskutinį sekmadienį Kryžių kalno atlaidai ir karto pirmadienį išvažiavom. Išskridom. Čia kiekvienais metais? Taip, kiekvienais metais. Tada Dievas leidžia, kol kojytės neša. Tai turit ten vis tiek samdotės tos nešikus, kurie ten... Ne. Tik vienintelį kartą, kada kopėm į Kilimandžarą Afrikai, tai ten buvo 5 km 685, tai ten jau samdėm nešikus, viską. Bet ekscelencija vis tiek turėjot kažkokius tai kursus, galbūt prieš tai pareitę ar jaunystėj, kopimų buvo į kalnus, nes ten tai yra visokių tokių instrumentalių, kaip ir kur. Tai matot, kaip ten mūsų vakar pasakojo. tikri alpinistai, tai čia suprantama, mes tai tik nedėkime. Tokiais lengvais keliais eina. Taip. Pavyzdžiui, kai kopėm į Kilimandžarą Afrikoje, tai ėjom tuo paprastesniu keliu, kur eina visi. O iš kitos pusės kopimas buvo labai status ir kopė du žmonės ir žuvo. Tai va, bet kalnai yra kalnai. Ja. Pasiima savo. Taip, taip. Pavyzdžiui, dabar į Everestą, jeigu norite užkopti, 10 000 eurų nieko negali padaryti. Tokia kaina ir kai kurie už tokią kainą nusiperka karstą. Nes labai apie pusę žūsta. Tai jūs tuos baimės neturite, nes pasitikėti Dievu. Na tai... Koks beždžionų, Tokio nieko. Beždžionės jis vis tiek jau yra. Nesvarbu vis tiek, aš jaučiu. Aš einu su vienu draugu, Kęstučiu, kuris yra tikras alpinistas. Na, ir jam buvo toks gražus nuotykis, kada kalnuose lavina sniegu, tai jisai kelis šimtus metrų lėkė su lavina. Tai ir kiti žuvo, o jisai liko gyvas. Tai va, ir po to atvažiavo, aš tada buvau katedroje Kaune, kaip tik 7 metus dirbo Kauno katedroje. Ir jis tada ateina pas mane, sako, nu va, grįžau laimingai, tai dabar jau noriu susituokti. Ir kaip tik sutuokiau juos. Tai va, po tokio įvykio tiesiog naujas gimimas jam buvo ir kartu sukūrė šeimą. Ir po to jau mes labai susidraugavom su juo. Tai jūs esate jo angelas sargas, o jis jūsų vedlys. Ne, jisai mano angelas sargas. Kartu yra angelas sargas. Ar susijimę eina, ar tai tik tai? Ne, paprastai. Paprastai, ne už rankų. Paprastai. Ja. O kalnai tai visur pavojingi, bet kurio vietoje. Bet žinokit, daugiausiai žmonių miršta lovoje. Teisybė. Daktarė gali paliudyti. Na va, gruodžio mėnuo. Jei kas
kuris sotina tavo gyvenimą gėrybėmis, kad būtum jaunas ir stiprus kaip erelis. Taip, mes turime kaip ereliai kopti į tobulumo aukštumas ir kartu su Viešpačiu džiaugsmingai šlovinti dangaus Tėvą. Tai va, toks labai nuotaikingas šių metų kalendorius, kaip jūs sakot, kitoks truputėlį. Nes būdavo pasirenka vieną ar kitą temą, arba vieną ar kitą vietovę, ar Ispanijoje, ar Italijoje, ar kur nors kitur. Tai džiaugsmas. Pati idėja kalendorių, kada jums, pavyzdžiui, kilo? Tai man kalnuose kilo, kai pamačiau šitą rūpintojį. Aš visiškai negalvojau. O paskui, kai rūpintojį šitą pamačiau, tada pagalvojau, kas tiktų prie jo. Ir tada peržvelgiau savo nuotraukas ir iš kitų kelionių. Bet tai čia ne pirmas tas jūsų kalendorius. 18. Jau gražu. Reikia padaryti visų kalendorių tokią ekspoziciją. Buvo paroda Kuršėnuose. Kuršėnų Šiauliai. Ja, buvo. Galima. Radijos namuose va. Galima. Ja. Idėja viena. Na, O jau gal turite 26 metams idėją? oi, per anksti, dar reikia kartu sulaukti. Taip, norės. Ir gal bus dar linksmesnis, dar kitokį braižą turės. Na, kaip jaulis norės. Nes Jo vis reikia paprašyti retkarčiais. Bet dabar reikės atsiklausti man, vyskupą ar leis man? kalendoriaus autorius kaip jūs esate, jūs autoristė. Idėja jūsų. Po valdžia pastatytas. Jūs ekscelencija, o jūs dabar liksite gyventi Šiauliuose? Nu, neturiu nei namo, nei buto, tik po pušelę nebent. Kol kas pasilieku, jeigu... O jeigu apibendrinant 24 metus, ar ne, jums kokie jie buvo? Nuostabus, kaip ir visada, kadangi kada su Viešpačiu gyveni, tai metai visada geri, visada nuostabus. Ir visi įvykiai, kurie būna tais metais, tai yra Viešpaties pateikti mums, kad juose mes nesutrukdytume suveikti Viešpačiu. Mes esame kaip įrankiai. Ar yra tokių dalykų, kai, pavyzdžiui, metų pabaigoje vis tik pamastėte apie kažkokį, tai nežinau, įvykį, dalyką, momentą, galvojant, kad per 24 metus jūs kažką link to padarysite, nu, vat, kažkokią idėją gyventinsit be kalendoriaus, bet šiaip. Ar pavyko tai nuveikti, kas buvo mintyse ir viduje? Pagalvojau apie šeimų šventę, kurie savosi gruodžio 8. Jau porą metų galvojau apie tai, bet pandemija, visokie įvykiai sutrukdė ir tas miuziklas, Juozapas Parduotas, įvyko. Ir sakyčiau, kad labai pavyko, ar ne? Labai gera, labai smagu. Puikūs solistai. Labai. Malonus atlikimas ir bus polifonijos, Taip. kaip ir artistų, Taip, buvo premjera. Taip, taip. Tai tikrai. Nu, jau toks jaudinantis, labai jaudinantis, labai, žodžiu, tai va, apsipildė, svajonė. Nu, turbūt būčiau neteisi sakydama ir klausdama apie 22 metus, bet turit kokį pamastymą, ką norėtumėt įgyvendinti? Aš dabar jokį mąstymą neturiu, kadangi... Kaip nebūna. Nes 26 metai bus po to, reikia jau vienas pamastymas yra apie kalendorių. Dabar Tas jau yra. nepriklausomas dabar. Ir Tai dar daugiau idėjų galima gyvendinti ir žiemti. na, kaip jau lizdus, tiesiog nieko dar neplanuoju, dar reikia
ir perdavimas visose skutybose laukia. Tai čia techniniai Tokie dalykai, na, matys. Viskas, ką dievulis duos. Aš nežinau, kokius klausimus pateikė jų žurnalistai. Net neįsivaizduoju, bet man visada rūpėjo paklausti, bet vienaip ir kitaip yra vyskupijos, ar ne? Jūs kaip vyskupas, kaip apibūdintumėt Šiaulių vyskupijų žmonės? Kokia ta vyskupija? Šiaulių vyskupija, sakyčiau, užgimė naujai, kadangi jos nebuvo. Popiežius Jonas Paulius II 97 metais įkūrė šitą vyskupiją ir mane paskyrė pirmąjį vyskupą. Tai va viskas prasidėjo nuo nulio. Bet vis tai kažkas tai jau darė minti, kad čia reikia vyskupijos. Na, tiesiog gal praktiškai vyskupai galvoja apie tai, kaip būtų patogiau žmonėm gyventi. Pavyzdžiui, iš Žagarės reikia nuvažiuoti pas vyskupą į Kauną. Labai toli. Ar kokie reikalai, ar kas. O čia dabar, kada nauja vyskupija, tai viskas viena. Mūsų vyskupija tokia, sakyčiau, gal praktiškiausia. Centras Šiauliai ir maždaug aplinkui 60-70 km. Į bet kurią pusę. Tai labai gerai, labai patogu. O žmonės? O žmonės? Vat startas, ar ne? Atidavo tarsi naujas duris ir jūs ateinat. Jūs susitinkat su žmonėmis, kokie jie? Ir įsivaizduoju, kiek metų prabėgo. Vien kalendorių užtenka. O žmonės? O žmonės? O žinot, kaip Višinskio aikštė pasitiko žmonės? Žinau. Stebuklas buvo. Kiek jų žmonių buvo? Kokia nuotaika, koks džiaugsmas buvo. O tas atvažiavimas iš Kauno, visa palyda tokia. Ir skėliai pirmoji vieta, pabučioji žemę. Ir prasideda žingsniai Šiaulių vyskupijos. Ir kiek sutinka parapijos, kurios įvairiai labai gražiai, nes Šeduvoj, pavyzdžiui, su arkliais pasitiko iškilmingai ten, tai kur su dūdų orkestru, su visokiais. Kaip kokie žmonės, kaip sugebėjo, kaip padarė, bet labai nuotaikingi dalykai. Tiesiog tas sutikimas buvo toks nuoširdus, kad jau aš iš karto pagalau žmonės. O kas buvo pačioje pradžioje sunkiausia? Pati pradžiais. Gal sunkiausia tai pats įkūrimas tos vyskupijos, visų centrų, visko. Atvažiuoji ir nėra kur gyventi. Nuėjau pas Kleopą Nekaltį, tai sakau, nėra kur gyventi, tai jisai man davė kambarėlį. Ir tam kambarėlį daugiau metus gyvenau, vienam kambarėlį. Pervažinėjau į Kauną, ir čia, ir po truputį tada, kaip žinot, ta senoji kūrija, tas namas, tai ten gyveno žmonės. Ir reikėjo juos iškeldinti. Tai meras, aišku, ten iškeldino juos, o kai kurie nenorėjo išsikelti, tai reikėjo dar primokėti jiems, kad išsikeltų. O radau labai sudėtingą ir padėtytą namą. Tiesiog drėgmė ir, ten viskas durys išlaužinėtas, ten buvo. Tai va, ir reikėjo viskas remontuoti. Tai va, per 1,5 metų, ypatingai Kauno arkivyskupas Sigitas tada davė pinigėlimą ir remontavo tą namą. Tai gerai, kad kauniečiai padėjo. O vyriausybė tai tada naujam vyskupui davė 500 000 ir sako, pasistatysiu kūrinį. Nėra kur gyventi. Aš tada tos pinigėlius sudėjau į katedros atnaujinimą. Ir atnaujinau visą katedrą. O kūrijas ir toliau neturėjau. Tai tada šitam namelį, kuris dabar ten yra, tada ten apsigyvenau, ten įsikūrė centrai, katechetinės, jaunimo, evangelizacinės, bet neužteko vietos. Tai tada ėjom pas jėzuitus, prašėm, kad jie priimtų
Ir tada ten įsikūrė šeimos centras, jaunimo centras. Ir taip lakstėm iš vienos vietos į kitą. Tas buvo tas darbas, taip sudėtingas buvo, sakyčiau. Ir kartu paskui galvojant, kad reikia, mums vis tiek reikia statyti naują. Nes ateis ateitis ir kitas vyskupas, aš nieko nepadaryti, tai sakys, ką čia reikia. Ir tada netyčia 2009-aisiais man 60-mečio proga padovanojo šitą bažnyčią. Tai va, o 2013-ais pastoracinį centrą. Tai tokios gražios dovanos netyčia. Netyčia tai papuolė. Atsėjimu. O žmonės, kiek buvo, atsiprašau, pasipiktinimo, kiek Buvo. kad statytų, kad užstos kardą, kad tai Buvo visokių sudėjus kažkas ten pašlaipus ir taip toliau. Tai įsivaizduojam, kaip jo negalėtų būti. Tai visada tai būna, kai ką nors nori padaryti. Pasipriešinimas. Tai motina Teresė iš Kalkutos irgi sakė, darykite gerą. Nors ir jūs apjaudės, nors ir jūsų nesupras, ir vis tiek darykite gerą. Tai va, tai toks gyvenimas yra. Kada nieko nedarai, tai neužkliūni, o kai kažką darai, tada būna visko. Bet ten buvo šabakštynas, ten buvo alkoholikai, labai gerai, ten buvo ten išgerti, po truputį ten krūmai buvo, atsimenat. O jūs nesapnuodavo tų košmarų? Kaip? Toj vietoj nesisapnuodavo, kokie košmarai? Ne. Keliavant į Šiaulius, jie vis tiek sugrįžti žmonės, tai yra labai svarbi užduotis. Ir kaip žmonės keitėsi. Tiesiog Dievas duodavo visą laiką. Visą laiką duodavo gerų žmonių. Aišku, pasikeitė ir jaunimo centro vadovai keitėsi per tą laiką. Ir šeimos centro vadovai keitėsi. Netgi kancleriai keitėsi. Pirmas kancleris buvo Adolfas Grušas, kuris dabar yra Kaune kancleriu. Ir dabar jau labai stipriai pasiligonęs, labai susirgęs stipriai. Tai buvo pirmas kancleris, o paskui buvo Remigijus Čechavičius, o paskui buvo Evaldas Alūza ir paskui mūsų Vienartas, mūsų džiaugsmingas. Tai sakyčiau, jeigu taip žvelgiam, tai iš visus, tai man pasakyčiau daugiausiai, tai nuoširdžiausiai dirbo ir daug labai geras. Vyras, kai sodinom ten reikų pažinti. Jis labai myli gėles. Išvežė tos kitos gėlės, vadinamas Kristaus kančiai. Ta Kristaus kančiai parvežė išlikti savo gėlę. Labai darbštus, labai atsakingas. Dievas tai labai myli. Labai mylėjo gėles. Ir žmonės labai mylėjo. Taip, mes irgi iš tikrųjų išėję. Labai svarbu, kad bendradarbiai mylėtų žmonės. Labai svarbu, nes mūsų kurie yra toks reprezentacinis, sakyčiau, centras. Ir kad ateina žmonės, ir jeigu jie pajunta mūsų meilę, mūsų gerumą, tai tam tikrą prasme mes vedam mus prie Kristaus. O jeigu būtų kitaip, tai tada kitaip. Vis tiek, kad keliaudamas į Šiaulius turėjote tam tikrą viziją. Aš tikiu, vis tiek vizijos kažkokios tai veikėjų kūrimo procesas. Ką jūs šiandien galite pasakyti, pavyko tą viziją jūsų, ar nepavyko jums pačiam? Gyvendinti, pasiekti, tai kaip svažiuojate? Neturėjau jokios vizijos. Netikiu. Atvažiavau į ką, aš nieko nepavyks. Nieko nežinojote, Šiaulius iki atvažiuojant čia. Nu ką aš galiu žinoti? Nu vis tiek apsilankydavote gal. Girdėjau, kad toks nuplonas yra, ten kažkokios tai karinės detalės gamina.
jo. ten kažkas tai... Jo, karinės detalės, Jo. gyvenam netoli, Va. dabar visi. Tai daugiau nieko nežinojau. Žinojau Kryžių kalnas, kad yra. O tai man buvo labai tolimas, kampelis niekur. Pavyzdžiui, vis tik būna kraštų, vat sako, žinot, žmonės liaudišką kalbą, kad ten iš to krašto, tai ten mažiau tikintis, ten iš to krašto, vadinama Tai sakydavau, kad Šiauliai raudonas kraštas. Raudonas ir Tai priklausė su manelė iš šalimų. Bet ar pajutot, kad mes naudojame? Bet aš pajutau apsirengimas raudonas. Bet širdis tai ne raudonas, degančias, mylinčias. Širdis uždegė tuos Dvi varus. Marytės Melnikaitės sėdi priešais ir spirgina jums akis. Taip, aš galiu sakyti, kad nesutikau blogų žmonių. Visi buvo labai mėly. Labai, labai. Ir labai gera bendrauti buvo. Tikrai. Tai peržvelgus visą laikotarpį, tai tikrai labai mėly. Nepajutau, kad čia... Kryžių kalnas čia tą gėlį skleidžia. Nu, pirmiausia, tai viešpats skleidžia. Jo, Kryžių kalnas tai tik tai atspindys toks tai yra. Bet vat iš Viešpaties jo meilės. atsispindi spinduliai. Taip. Jūs turėjote žinių žodį stebuklas. Kad mes jūs sutikome ir tai buvo prilygo stebuklai. Jūs keliavot po kalnus ir tikrai patyrėte stebuklų. Papasakokite apie vieną, didžiausią galbūt, kažkokie jūs labiausiai nustebinusi. Na, ėjom pavyzdžiui, per Bizantijos dyną, labai sudėtinga. Paskui vienais metais ėjom ir ėjo dabartinis vyskupas Rimantas Norvila kartu su manim. Keliavom. Na ir mes ten užkopėm į tokią perėją snieguotą. Ir jisai kažkaip paslydo ten ir lėkė žemyn. Ir lėkė, o priekyje vadinamas Bergšrundas, toks tarpas didžiulis ledyno tarpas. Tai būna plyšiai tokie. Tai jisai kaip lėkė taip su kuprine ir perlėkė per tą plyšį iš greičio ir atsisėdo ant krašto padalinį. Reiškia, perlėkė per tą. Na ir viskas jau po to nėjo daugiau kalnas. Bet tai kvietėt tam... Ne, nu kam kviestas viskas laimingai. Ten slidu. Na tai va. Tai va toks dalykas buvo. O paskui kitas dar gražus įvykis buvo, kai ėjom irgi sniegas, per sniegą ėjom ir nerandam niekur. Pradėjo lietus lyti. Ir šalta, o mums reikia ten tiesiai. Irgi plyšys buvo. Tai mano kojos tokias ilgesnės buvo, tai aš pirmas peršokau tą plyšį, o paskui metėm virvę ir kitus traukėm. Per tą plyšį kažkoks drąsiau, nes, bijo žmonės, žinot. Tai va, tai tokie du įvykiai buvo tokie gan sudėtingi. Sakyčiau, nors mes neįdavom tokiais pavojingais keliais, bet dažnai pakuojam. Visko yra kalbama. Ačiū Dievui už viską, kartais pasijunti, kad jau labai pavojinga vieta. Bet jau nurimsti. Tai išeities, kaip išeiti iš tas viskas. O kaip ten jūs ir nakvodavot kalnuose? Na, anksčiau, kada mes dar aš katedrai, kada buvau Kaune, tai mes eidavom su jaunimu, grupėm eidavom. Tada po 8 žmonės taip eidavom, pasimdavom palapines ir viską nerdavom. Tai būdavo tokie tikri žygiai. Ir aš praeidavau tik į Kaukaso kalną, daugiau nieko. Tai iš Vilniaus mineralinius vandenis nuskrendam lėktuvu. Lėktuvo kaina 25 rublių. Iš ten sėdam į autobusą, nuvažiuojam iki kalnų upėlės. Paskui vėl samtam kokį nors
pakeleivingą, reiškia, transportą ir nukeliaujant ir paskui nuo pat apačios kopiam. Nuo pat apačios yra perėjas visur. Dar vienas įvykis toks buvo, dabar prisimenu, jau ta moteris iškeliavus į amžinybę dabar, tai mūsų tokia Alina, kuri jau, reikia žinau, angelas jinai darydavo iš popieriaus. Tai labai gražus angelas. Tai einam ir tokiu, žinot, kai kalnai eina ir eina takeliai tokie, tai einam tą takeliu, o slidu, ir ji paslydo ir lekia žemyn, ir lėkia, ir su šitą vietą, tiksliau antakį prasiskėlė. Ir tiesiai akmenį. Ir tada sustojo. Taip. Ir tada ir mes sustojom, ir tada žygis baigėsi. Bet kaip įdomu. Ir Žygiai buvo? Taip. Tai čia didelis greitis ir akmenį, tai čia Galėjo vietoje. Stebuklas. Tikrai čia. Dabar. Ir dabar ta, reiškia, ta vieta pulsuoja. Atvira žaizda. Pulsuoja. Kieno aukštė buvo? Na, mes tada buvom 2,5 gal kilometrų. Ne taip aukštai. Ir ką dabar? Tai neturi jėgų. Tai tada buvom, neturim nieko, ten mediciniškai nieko neturim, jokių priemonių. Ir tada nakvojom ten. Aš prie jos jau tai buvau visą laiką. Budėjau, bet tiesiog stebuklingai per porą parų taip užsitraukia dalis. Tiesiog įdomu, tiesiog neįtikėtinai. Kadangi grynas oras, viskas tiesiog stebuklingai. Paskui jau grįžom atgal. Grįžom. Ir jau tada jau Kaune susivoja. Tai ties neprarado nieko. Ne, viskas. Tikrai stebuklas. Mažiausiai smegenų sukrėtimas tam galėjo būti, mažiausiai. Daugiausia mirtis. Tai va ir kartais toks pasiekidėjėlis. Čiuočia žmogus, kad baidausiai. O kaip į Kilimandžarą kopim, tai tada kunigas Andrasas, turbūt žinot, kai kurie jėzuitas iš Kauno, tai kunigas Ladas buvo ir aš, 3 kunigai Kauno tada. Ir tada irgi jau grįžtant atgal nuo kalno, irgi Andrasas Kazimieras paslydo, irgi aš buvau priekį ten gerokai nuėjęs, greičiau, o jie ten atsilikę truputį buvo. Ir irgi paslydo ir čiuožė. Man tiesiai į rankas. Ir sustabdžiau iš labai gerai. Bet kaip įdomu... Galėjo tabu nusiristi. Kaip įdomu, reiškia, kada kopiai tokiam aukštį, tai mes 3 kilometrų su kapeikom ten buvom aukštį, tada buvo aklimatizacija, sustojom 1 parą, kad galėtume kilti aukščiau, nes iš karto perplikimas didelis, labai pavojingas sveikatai. Na ir labai įdomu buvo po tos dienos ir kopiam aukštyn. Ir jau užkopiam 5 km, 5,1 buvo. Ir vienas prancūzas ir japonas. Visiškai krenta ant sniego, raitasi, visiškai blogai, sako, bet sako, arba mėgsiu, arba užkopsiu, bet aš vis tiek kopsiu, sako. O man tada irgi buvo toks jausmas, taip silpna ta vieta buvo, ten visiems galėtum buvo. Bet paskui kaip įdomu, praėjom ir vėl kaip nieko. Kažkoks lūžis buvo ir viskas.
Bet kopimas reiškia 1, 2, stop. 1, 2, stop. Visiškai. Degonės trūkumas. Tai va. Ar užkopinis Japonas? Tęsiant stebuklo temą, jeigu jūsų funduotoje bažnyčioje, šalia kurios dabar esame, Marijos skulptūra pasipuošė trimis aukso rožėmis. Kaip jūs pakomentuotumėte šitą įvykį? Šitą Mariją, kuri turi dar net ir ją įdėjai tą dalį. Ir yra viskas užfotografuota, aprašyta. Čia Lurda Marija. Ne, bažnyčioje. Bažnyčioje, pagrindinių altoriui. Mūsų klebonas gintaras įdėjo Marijai į virliuką 3 auksinės rožės. O tos rožės yra padėka už stebuklą tokį. Meldėsi ten šeima, jie vaikučių neturėjo, meldėsi ir pagaliau išmeldė tą vaikelį. Buvo jinai pažadėjusi mama tos marčios, kad rožės padovanos Marijai ir dabar padovanoju. Ir yra Facebook'e ir iš arti, iš toli tai nesimato. 3 tokios nedidelės rožės, bet auksinės rožės. Ir mūsų gintaras įkėlė. Man neparodėsi. Stebuklus reikės padaryti. Einam žiūrėdami. Mums tai labai. Nu tai va, jūs stebuklą papasakojate. Nežinau. Aš irgi nežinau. Nu va. Pasirodo ir mes viską žinom. Ir kaip smagu, kad tokias naujienos reikia. Taip, labai. Ir pabaigai selekcijas, kad pamintytų apie tai, ko žmonėms labiausiai trūksta šiandienoje. Ko galėtumėm palinkėti kiekvienam iš mūsų? Labiausiai trūksta meilės. Jeigu meilės netrūktų, bus labai gera gyventi. Čia reikia šeimose. Ko trūksta šeimose? Tik meilės. Dabar pažiūrėkim, kaip visa aplinka, kaip žmonės gyvena. Aš, pavyzdžiui, buvau mokykloje, tai tada svajojau, kaip tą mokinį įsigyti, galvoju, taip, stebuklas būtų. Dabar žiūrėkit, mokiniai atvažiuoja, mokyklos automobiliais. Taip, tai jau netelpat mašinos, bet pasakykime apie meilę. Turbūt labai sunku būtų pasakyti kažką labai stipraus ir gero. Reikia prisiglaust prie to meilės šaltinių, nes Dievas yra meilė. Ir jeigu mes jį atstumėm, jeigu jam nėra vietos širdį, tada nėra vietos ir gyvenime. Ir tada labai liūdna būna. Kad širdie visada būtų meilė. Žiūrėk, visiškai ne pagal protokolą. Žinau, kaip ten būna, nes tada ta primėjau. Matot, kas meilė ateina. Širdučių. Ir puikia proga padovanoti kiekvienam po širdį, kad tos meilės būtų. Taip. Ačiū. Ačiū būdas. Viskas labai mūsų žmonėms kantrybės. Ko taip? Na, Viešpats sako, mokysies iš manęs. Aš esu romus ir nuolaidos. Jeigu mes mokysimės iš jo, tai bus mokysimės. Bet kantrybės ir ramybės. Nes jis atnešė. Kai gersite arbatą kalėdų rytą, prisiminsit mūsų amėtą. Labai jums myliu. Dievo palaimos jums ir jūsų rankoms.
ekscelencija, vieną myslę dar turiu. Ir tikrai žinot atsakymą. Nežinau. Niekada nemirė ir niekada negimė. Meilė. Niekas ne, spėkit antrą kartą. Niekada negimė ir niekada nemirė. Tai viešpats. Dievas. Tas Dievas. Taip. Nes mes nežinom. Taip. Čia yra paslaptis. Ačiū Jums, kad tos meilės ir Jums pačiam nepritrūktų. Tai kadangi Dievas yra meilė, tai tas atitinkas. Ačiū labai. O čia reikės valgyti šitas. Ne dabar? Ne. O, kažin ar aš iškentėjau. Aš irgi neiškentėjau. Jau čia tada jau iškentėsiu. Čia jau reiks iki kalėdų laiko. Visokios meilės labai norime, kad labai stertųsi, šiek tiek pailsėti. Padaryti daug gali padaryti. Įkast kam nors. Gali kasti ir gali visko padaryti, paruošti, tai yra tokia šauni. Ačiū visą meilę dovanoju tą kalėdinę gėlę. Ačiū. O aš nudėkojuos. Gerai. Čia prie Marijos.